Sveiki, draugai. Malonu, kad vėl mus žiūrit, malonu, kad dalinatės, malonu, kad paprašyti parašot, kokios medžiagos turit. Taigi, šiandien kalbėsime apie eurą vėlgi kitaip, negu apie tai mums bando kalbėti iš oficialių tribūnų, nes anokia paslaptis, kai prieš 3 metus buvo euro įvedimo karštinė, sakykime net ne karštinė, o iš tikrųjų beprotystė, mums buvo sakoma, kad praeis mėnuo, praeis 2, praeis 3 mėnesiai, užsienio investicijos plūstels, algos galiausiai susilygins, kainos nekils beje, nes kainos bus prižiūrėtos, nors iš tikro eurą įsivedusi Estija turėjo kainų problemą, Latvija turėjo, Slovakija turėjo. Buvo taip pat kalbama, kad BVP šalies augs. Nors, ką mes matom, iš tikro, euro įvedimas valstybėm nei automatiškai kelia BVP, nes jeigu mes iki euro įvedimo turėjom stabilų 3 procentų augimą, tai po euro įvedimo mes turim stabilų smukimą. Augimo smukimą. Taigi šiandien kalbam su Algiu Avižieniu. Algis Avižienis ne tik buvęs JAV diplomatas, bet iš tikrųjų jisai dirbo darbą ir su investicijom, tai jis pats pasakys, kur jisai dirbo, prisipažins. Gerai, ačiū. Taip, teko būti generaliniu direktoriu Lietuvos investicijų agentūros 1995 metais iki 1997. Tai turėjau progos susipažinti su BVP problematika, su ūkio raida ir tuomet buvo manoma ir toliau manoma, kad užsienio investicijos gali prie to prisidėti. Tai buvo labai įdomi praktika, šiek tiek padirbėjome, pavyko padvigubinti investicijas nuo labai kuklaus 350 milijonų JAV dolerių iki 750 milijonų. Tai žinoma, BVP augimui nelabai galėjo daug įtakoti, tai buvo tik pradžia, bet tai buvo labai gera mokykla ir galėjau matyti bendrą ekonominę panoramą ir mačiau, tada jau Lietuva pradėjo jau pirmosius žingsnius stojant į Europos Sąjungą ir mačiau, kaip jau labai stipriai Europos Sąjunga pradėjo veikti visą mūsų ekonominę sistemą, visą administravimą. Ir pradėjau daugiau įsigilinti šitą, pastebėjau, kad vyksta labai didelis suvienodinimas, kad Lietuvos ir mokesčių sistema, ir administravimas, ir biurokratijų kūrimas, viskas eina pagal tokį bendrą maždaug kurpalių. Ir pastebėjau, kad praktiškai bandoma transplantuoti tas, kas vakarų Europoje, turtingose šalyse yra, tas turi būti ir pas mus. Ir maždaug tie patys mokesčiai, ir ta pati administracinė našta. Na ir pasibėjau, kad nelabai gerai su to augimu yra. Ir pradėjau žiūrėti, o kur visgi sekasi skatinti augimą, BVP augimą. Kur yra šalis, kur gana, sakykime, sąlyginai skurdi, bet pasiekia kažkokių rimtų rezultatų. Tai yra tokių, yra nemažai. 2 ypatingai susidomėjau Singapūru ir Kinija, raudonoji Kinija. Šitos šalis auga labai stipriai ir jos, kaip visi matom, transformavosi nuo labai atsilikusių šalių į tikrai galingas, praktiškai jau kai kuriuose srityse vakarietišką lygį pasiekė. Singapūro BVP vienam žmogui yra didesnis negu Amerikos, pavyzdžiui. Ir kaip jie tą padarė, jie naudojo daugiausiai specialias ekonominės zonas. Jie pritraukdavo užsienio investicijas, tai buvo pagrindinis jų receptas, užsienio investicijos, bet per lengvatas, per visokias specialias sąlygas, kurios priviliuodavo investuotojus. Padarydavo tokias palankės sąlygas, visiškai mokesčių neimdavo, kai kurių išbraukdavo, netrukdydavo kurti, mažiau administravimo buvo visokių kliūčių. Na ir augimas, tai kad pasiekti tikrai rimtą proveržį
pereinant nuo skurdžios valstybės į turtingos valstybės statusą, tai reikia, kad augimas būtų kažkur tai tarp 7 procentų ir 10 procentų kasmet. Tai Singapūras nuo 65 metų iki maždaug praeitų metų išlaiko 8 procentų augimą. O Kinija, kai pradėjo 79 metais savo investicijų pritraukimo kampaniją, tai pradėjo augti po 10, po net 15 procentų kai kada, o dabar jau šiek tiek tas augimas yra sulėtėjęs, bet vis tiek yra 6 procentai. Tai pradėjau teirautis, tai gal mes irgi sekime jų pavyzdį, gal ir mes kurkime specialias sąlygas, kad daugiau būtų investicijų, nes augimas nepakankamas. Atsakymas buvo visuomet tas pats. Ne. Jokių eksperimentų, jokio lankstumo, yra viena sistema, vienas modelis ir jūs jį taikysit. Tai mes tą ir darom. Ir dabar pradėsime apie eurą kalbėti, tai euras tai yra sudėtinė dalis. Viskas, kas yra tenai, turi būti ir čia. Nesvarbu, kiek tai kainuoja šaliai arba ūkiai, ar tai smugdo, ar kelia, bet jūs tą įgyveninsit. Čia daugiau politinis klausimas, kad mūsų politinė klasė sutinka, kad suvienysim Europą, o Europą suvienysim su pasauliu. Ir tam reikia kai kurių padaryti žingsnių, kurie gal skausmingi yra, ar daug kainuoja, bet vis tiek padarysim ir piliečiam nesakysim apie tai. Tai vat ir turime eurą ir galėsim apie tai pakalbėti, kiek iš tikrųjų jisai padėjo augimui. Yra lentelių, kaip aš suprantu. Taip, nes dabar iš tikrųjų, kol mes dabar kalbam, žiūrovai jau mato, dabar ne mūsų greičiausiai, o lentelę mato. Tai vat ir būtent apie eurą ir apie Baltijos valstybės galim pakalbėti, iš tikrųjų labai viskas akivaizdu. Estijos pavyzdys, estai buvo pirmi. Estijos pavyzdys po euro įvedimo mes turim gražų tolygų kritimą nuo 7,5, nedaugiau negu 7,5 procento, mes turim kritimą iki 1,6, 1,4, 1,4, 1,1 ir dabar šiemet prognozuoja, kad estai augs 2,3. Prognozuoja. Tai panaši padėtis yra su Latviais yra, tenais Latvija taip ir neperkopė 3 procentų. Būdavo 6,3 procentai augimas, o paskui po euro įvedimo 2,5 vidurkis. Žemiausias buvo paskutiniaisiais metais, pas Latvius 3 procentai augimas, dabar per 3 metus euro jie to nepasiekė, pagal praėjusius metus nepilni 2 procentai, dabar jie prognozuoja 2,8, bet tai prognozė yra. Mūsų valdžia tą žinojo, galėjo matyti 14 metais, jau tą patirtį jau galėjo labai lengvai išstudijuoti ir pateikti mums tikrus rezultatus, bet ne propagandistai ir valdžia nutilėjo tos dalykus, o kalbėjo pasakas visokias. Tai buvo kalbama, kad euras savaime euras tai yra panacėja, savaime euras tai yra ekonomikos augimas, savaime euras yra investicijos. Niekas nekalbėjo apie tai, kad euras yra įrankis, kuris yra brangus įrankis pagaliau, tai yra brangus įrankis pakankamai. Mes mokam 40 milijonų eurų kasmet už, galima sakyti, už įstojimą. Čia yra mūsų duoklė Europos stabilizacijos mechanizmą. Jinai buvo nustatyta 800 milijonų litų, bet ją, kaip suprantu, mes mokam kasmet po dalimis. Tai išeina mažai. Čia irgi kaina. Toksai klubo nario mokestis, už kurį mes praktiškai ir gaunam atsiskaitimo priemonę. Tiesiog dar vieną skaidrę, žinau, kad dar Lenkija yra pavyzdys, kurį turi eurą. Dabar dar viena tokia irgi yra puikiai skaidrė yra. Tai yra pavyzdžiai, yra Slovenijos ir pavyzdys Kroatijos. Viena turi, kita neturi. Viena turi, kita neturi. Iš tikrųjų, dar puikus įrodymas, kad vis dėlto lemia regioniniai dalykai, tai yra padėtis regione, o jokių būdų ne euras. Nes ir pas vienus ir pas kitus buvo kritimas, vienus ir pas kitus šiuo metu yra šioks toks pakilimas ir Slovenija turinti eurą turi 2,2 procento augimo, Kroatija, kuri neturi 2,6 procentus augimo. Jeigu prie Lenkijos, tai apie Lenkiją gal kolega plačiau. Tai gal irgi Lenkija tai maždaug laiko tą 3 procentų augimo lygį paskutinius 3 metus, kokį ir mes turėjome. Ir toliau
išlieka aukšti apsisukimai. O pas mus tai įvyko tas euro smukimo mechanizmas. Tai jeigu Lenkai įvestų, tai reikia tikėtis, kad ir pas juos nusmuks ekonomika iki 2% arba iki 1,5%, kaip tai yra buvę. Bet tai yra lentelės, tai yra skaičiai, kurie yra reikšmingi, bet tai yra dalis didesnės problemos. Ir apie Lenkiją galime ir daugiau pakalbėti. Lenkai, pavyzdžiui, neturėdami euro, gali savo monetarinę politiką tvarkyti taip, kad prisitaiko jinai prie rinkos ir prie šalies, sakykime, pramonės ir eksporto poreikių. Įdant būtų didesnis eksportas, jie laikosi lankstaus kurso. O mes esam pririšti, mes esam turi fiksuotą tą kursą, kuris euras yra, ir matome, Lenkų smunka šiek tiek, bet jų produktai darosi patrauklesni. Tai turime tą masinį mūsų pirkėjų antplūdį Lenkijoje. Ir ne tik mūsų, važiuoja ir vokiečiai, iš vienos pusės važiuoja vokiečiai, mes važiuoja iš pietų, ir tarp kitko Lenkam netrukdo ekonomikai augti tai, kad jie parduoda pigiai. Ir tai netrukdo, tai yra atvirkščiai, tai jos gelbsti, tai jos kelia. Turtingiems žmonėms gal tai nelabai gerai, kad pinigas nuvertėja, nes jų daug turi. Bet tie, kurie gyvena iš algos į algą, jiems svarbu, kad būtų darbas, darbo vieta. Ir kad būtų darbo vieta, tai reikia ieškoti ir eksporto. Mes labai visi esame priklausomi nuo eksporto. Tai Lenkai gali sau leisti sukurti palankias sąlygas eksportui ir būti konkurencingais. Štai ta prasme. Mes kasmet kokius 200 milijonų eurų prarandame. Tokiu būdu mūsų pirkėjai išvažiuoja ir skatina Lenkų gamybą, Lenkų prekybos tinklus. Praktiškai pasienis, visi, kas gali važiuoti vietoje parduotuvės įprastos, gali važiuoti į Lenkiją, tai pasienio rajonai visi apsiperka Lenkijai. Ir tai natūralu, prie tokio kainų skirtumo, tai yra visiškai natūralu. Kaip tik dar viena problema yra būtent toji, kad mums buvo sakyta, kad kainos nekils, kainos bus kontroliuojamos. Iš tikro, kurį laiką net buvo sakoma, kad visi, kas mato kainų pakilimą, tai yra haliucinacija. Geriausiu atveju jūs klystate, blogiausiu atveju tai čia buvo sakyta, kad jūs skleidžiat priešišką propagandą. Kainos nekylo, žiūrėkit statistinius duomenis. Tiesa, dėl statistinių duomenų. 15 metais, tai yra metai po euro, statistikos departamentas sukandęs dantis vis dėlto pripažino, kad kainos pakilo. Aišku, jie ten paaiškino, kad pakilo ne visos kainos, bet žmogus tai gyvas ne vien tik tai bulvėmis, kurios ten sekė kainas, ne vien bulvėmis, pienu, kropomis ir duona žmogus yra sotus. Taigi, staigiai pakilo šviežių daržovių, vaisių kainos. 14 ir 15 metų statistikos departamentas tuo metu buvo pasakęs, kad duomenys 53% obuoliam, 37%, taip svogūnai 37%, pomidorai 22%, ir taip toliau. Grikių kruopos ir tos 10% pabrango. Ir dar tiesa, jie tada motivavo tom, kad tai yra sezoniškumas, bet čia jau, kaip sakoma, jų sąžiniai. Kitas irgi toksai skaičiukas buvo irgi iš tų pačių to paties pranešimo statistikos departamento. Pavyzdžiui, viešo maitinimo kainos pakilo 7%. Čia buvo 15 metais, ne 16. 16 tai dar daugiau. Iš tikrųjų, bet koks Vilnietis ar Kaunietis, kuris nors kartais užeina į viešo maitinimo įstaigą, jis puikiai supranta, kad pabrango ne 7%. Yra toksai vyriškas alaus bokalo indeksas. Gerbėmieji, jūs prisimint laikus, kai už bokalą alaus reikėjo mokėti 7 litus. Jūs tokią kainą prisimenat? Ne, aš irgi neprisimenu. Tai va. Ir vis dėlto, tai kaip su tom yra kainom? Visi kalba, kad maždaug prilygstam prie euro. Jeigu kas kainuodavo 1 litas, tai dabar jau artėja prie euro. Ta mato žmonės, nereikia čia per daug agituoti jos, man atrodo, tokia realybė.
Jeigu dar galima šiek tiek bendriau pakalbėti, vėl grįžtant prie mano patirties investicijų agentūroje, ką maždaug kokias aš pamokas išmokau, kad mes negalime pamėgdžioti turtingų šalių ekonominį modelį. Tai yra klaidingas mąstymas. Reiškia, jeigu jie turtingi ir jie turi tokį modelį, tai reiškia, mes neturtingi irgi tokį modelį turim. Bet tas modelis yra brangus, tai reiškia, ten yra dideli mokesčiai. Europos mokesčiai yra tarp aukščiausių pasaulyje, nors aiškina, kad tai taip nėra. Bet yra, atsiminkim, 94 metais iš niekur, iš giedro dangaus staiga 14% PVM. Atsimenu, net ir Rimvydas Valatka rašė piktus vedamosius, kaip čia valdžia gali tokį dalyką staigiai taip užkrauti tokius mokesčius ir nepaaiškina visai, kur jis nesuprato. Jau Lietuva buvo sutikusi stoti į Europos Sąjungą ir tai buvo vienas iš pirmųjų žingsnių, kurią mes turėjome padaryti, kad įžengti. Tai pradėti krauti ant mūsų vartotojų ir gamintojų pečių PVM naštą. Priminkit, kiek procentų buvo? 18. 18. Kiek pas mus dabar? Dabar 21. Ir dar atsimenu... Laikinai, dar atsiprašau, kad įsiterpiu, vis dėlto 21%, jeigu jūs prisimenat, buvo kalbama, kad tai yra laikinas PVM pakilimas. Laikinas. Iki pasibaigs krizė. 2008 metai, brangieji. Dabar mes už lango turim 2017 metus. Bet reikia išlaikyti vis didėjantį aparatą. Ir tas irgi neatsiranda dėl kažkokių lietuvių moralinių trūkumų arba noro ten įdarbinti savo giminės. Aišku, to yra. Bet yra labai aiškus reikalavimai, kokios turi būti struktūros, kokie administraciniai vienetai. Ir atsimenu, mes dažnai susitikdavom su verslininkais ir jie verkdavo 95 metais, kad daugiau kaip 30 įstaigų gali ateiti pas juos ir tikrinti. Bet kada, bet kokiam sąlygom. Tai labai daug, baisiai daug popierizmo, reikia atsakinėti visokius klausimus. Tai žinot, per tą laiką, per mūsų buvimą Europos Sąjungoje, tai tas skaičius dabar iki 90 išaugo. Dabar 90 turime įstaigų. Nu dabar atseit mažės kažkiek, bet ta prasme... Bet tai čia yra dideli mokesčiai, pavyzdžiui, benzinui, akcizas irgi labai yra didelis, palyginti su Amerika. Amerikoje 50% pigesnis benzinas. Pagalvokit, ką tas reiškia. Viskas juk ant ratų, viskas juda, viskas ten... Žmonės juda ir gamina vienas fabrikas, aprūpina klientus 1000 kilometrų toliau. Tai labai svarbus yra transportas, o transportas be kuro. Tai turime šitą užsidėję ant savęs. Ir štai todėl ne tik dėl euro, bet ir dėl visos tos administracinės naštos, tų mokesčių, mūsų augimas yra, aš sakyčiau, katastrofiškas. Tai gal neatsakingai skamba, bet jeigu mes pažiūrim į esamą padėtį, kai tiek daug žmonių išvažiuoja dirbti, kur gali kelis kart daugiau užsidirbti negu pas mus. Jeigu mes nepasivysime vakarų šalis greitai, tai mūsų nebeliks, visi išvažiuos. Bet tam reikia padidinti augimą jau iki kiniečių, singapuriečių lygio. Ir tą nepadarysime su šitą naštą. Užsikrovę šitą 100 kilogramų sveriantį cemento maišą ant savo pečių mes negalėsim lenktyniauti su likusiu pasauliu. Ir toks modelis mums yra, kaip tauta, kaip valstybė katastrofinis. Tai kolega, vis dėlto, arčiau euro sugrįžtant, pastebėtas irgi dar vienas dalykas, vis dėlto internetinių tų resursų yra, kur dalinasi žmonės, kainomis prieš, kainomis po. Iš tikrųjų, valstybės aparatas jis labai neblogai įsiliejo į tą kainų augimą, labai neblogai. Yra irgi nuotrauka metrologijos tarnyba, metrologijos patikra, ten kas kainavo litais, panašiai dabar kainuoja eurais. Visi mes žinom techninės apžiūros pakilusias kainas ir daugiau yra iš tikrųjų už labai daug valstybės paslaugų, kurios nemaža dalim apskritai turėtų būti galbūt ir nemokamos. Kainos rinkliavų padidėjo labai gražiai po euro įvedimo. Tai yra, euras paskatino ne tik, sakykime, tą turgaus bobutę pakelt kainas, nes tokia logika egzistavo, kad viskas brangsta ir aš pakeliu kainas. Egzistavo, sakykime, tokia ir egzistuoja tokia logika, bet
Valstybės institucijos, tai yra valstybės įmonės, kurios yra iš tikrųjų viešo administravimo funkcijas vykdo. Jos irgi labai gražiai sukėlė prie to euro kainas. Tai va, ir šitas irgi dalykas tikrai Ir jie gražiai gyvena su euru ir jie patenkinti. Taip. Taip. Bet tai sakau, yra toksai noras, fanatiškas noras suvienodinti viską, padaryti vieną pagal vieną kurpalių, bet tai labai netinka tokiom šalim kaip mūsų šitam regione. Arba nori to tiesiog. Mes žinom, kad yra didžiulė demografinė krizė vakarų Europai, sensta tos visuomenės. Ir jau seniai jos šneka, kad reikia masiškai padidinti imigraciją, kad ten dirbtų. Nu, ir kur ta imigracija eina? Iš mūsų eina. Ir kaip ją galima išlaikyti? Išlaikykite per stagnaciją. Padarykite taip, kad augimas neviršytų 3%. Jo, kad nebūtų paskatos likti Lietuvoje, nes ne tik Lietuvoje. Nes mūsų žmonės dirba, Latviai dirba, Lenkai dirba, bet dabar atvykę iš trečio pasaulio, mes žinome, metus pabūna Švedijoje, metus pabūna Vokietijoje, tik tai varganas koks 3%, 5% jų dirba. Jie iš karto tiesiai į socialinę paramą. O mūsiškai tiesiai į darbą įsikabina didesnė dalis. Tai mes esam patrauklus ir dėja aš manau, kad į mus žiūri kaip į tokią žaliavą, kurią galima eksploatuoti. O mūsų valdžia nieko nedaro, kad mus gintų nuo šito kurpaliaus, nuo šito viso bendro suvienodinimo. Gal pažiūrėkime į naujus vėjus, kurie pučia ir Brexit nutarė išeiti ir jau jie kalba apie naują ekonominį modelį. O Europai jau puola. Aha, jūs norite sukurti oazę, mokesčių oazę. Bet jie valiutą savo išlaikė. Britai valiutą išlaikė. Jiems tai yra daug paprasčiau. Jeigu, sakykime, mes norėsim bent jau elgtis kaip Lenkai, kas būtų visai neblogai iš tikrųjų. Elgtis kaip Lenkai, mums reikės susigrąžinti litą. Ir kontroliuoti savo pinigų emisiją, be abejo. Čia ne tik simbolis, ne tik popieriukai, bet čia yra mūsų galios, mūsų kontrolės klausimas, ar mes galim valdyti savo ūkį. Štai nauji vėjai, anglai kalba apie savo naują modelį, mažesnę naštą administraciją, mažesnius mokesčius ir jau iš karto susilaukia kaltinimus. Mokesčių oazės. Čia reiškia labai blogas dalykas, bet per mokesčių oazės taip ir pasistūmė į priekį Kinija ir Singapūras. O mums tos durys uždarytos ir mūsų valdžia sutinka su to. Kolega, kiek nekovoja. Priminsiu, kad ES, kalbėkim tiesiai šviesiai, daug metų prievartavo Šveicariją, kuri nėra ES narė, daug metų prievartavo Šveicariją, kad Šveicarija perimtų ES taisyklės. Dar viena oazė. Nes, iš tikrųjų, ES ekonomika yra nerangi. Tai yra akivaizdu visiškai. Tai yra surišta su trim pagrindiniais centrais, vienas centras pabėgo. Bet ir bandoma visam pasauliui pritaikyti. Ir štai Amerikoje turime rinkimų rezultatas. Trumpas jau visiškai pradeda ignoruoti kai kurios globalistus sukurtus jau įstatymus, kai kurias institucijas, pavyzdžiui, naftą, taip vadinama, tai būtų Šiaurės Amerikos prekybos, laisvos prekybos erdvė ir pagal ją yra kai kurie įsipareigojimai, bet naujasis prezidentas sako, jam svarbiau yra darbo vietos amerikiečiams. Tai jeigu amerikiečių firma nori eksportuoti darbo vietas, fabriką į Meksiką kokią, pavyzdžiui, arba į Kiniją, jinai gali tai padaryti, bet jeigu jinai nori reeksportuoti prekes, savo prekes, į užkardimo 35%. Čia yra politikas, kuris kovoja už savo dirbančiuosius, o ne vien aklai klauso globalistų viso to vieno pasaulio komandos receptų. Reiškia, jie viską žino, mes sukursime vieną pasaulį, visi galės dalyvauti, bet turtingesnės šalis turės šiek tiek pasiaukoti.
savo pramonę atiduoti trečiam pasauliui. Mes turim biškį pasiaukoti, mes turim savo darbo jėgą atiduoti senstantiem valstybėm ir visi labai gražiai prisidedam prie šito vieno bendro pasaulio kūrimo. Bet tada nekalbėkime apie Lietuvos, ar apie valstybę, ar apie mūsų tautą. Taip, mes svertų visiems, bet kokiu atveju nelieka, jeigu mes neturim savo monetarinės politikos, mes neturim, svertų nelieka. Tai va, tai ką, manau, kad mes bent jau trumpai temą aptariam, iš tikrųjų, čia galima kalbėti labai ilgai, iš tikrųjų. Taip, euras nėra priemonė didinti BVP, euras yra politinis tikslas pakeliui į globalizaciją. Taip, ir tuo pačiu euras net nepritraukia savaime investicijų, savaime jisai nepritraukia. Tai va, o kas dėl kainų, tai matyt reikės kalbėti atskirai, nes iš tikrųjų galiu padėkoti žiūrovui Nerijui. Tikrųjų medžiaga, kurią gavom, iš tikrųjų ji bus panaudota, tiesiog tai yra atskira tema, tai yra kaip pakito kainos po euro įvedimo, o jeigu jūs kažką įdomaus turit irgi kainų tema, siūskit kuo greičiau, kitoj laideliai mes be abejo apie tai kalbėsime. Taigi primenu, kad internetinė laidelė iš savo varpinės tai yra kitoks požiūris negu rodo oficiozai. O dabar iki kito karto atsisveikinam. Viso gero, brangus žiūrovai. Viso gero.